Jo. Gerai, tada aš pradėsiu šitą vakarėlį. Labas vakaras, Krista. Labas vakaras, Povilai. Kaip tu? Visai normaliai. Visai normaliai, tokia Jo, užsigazavus biškį. pabridus. Pabridus. Žinai, kaip pabridus, bet ant gazo. Ar Tipo, kažkaip taip užbridus, kaip tipo mentai, kad sustabdo. panašiai. Gazavau ir užbridau. Tai ką tu čia, biškį peršalus ir tiek tu čia išbridus. Nu, toks, ne tiek, kiek peršalus, kiek toks vaizdas, aš dar traukiu nosį, nes greičiausiai gavau per daug vėjo vakar. Aha. Vėjuko gavai, ne? Kaip čia buvo? Kodėl to vėjuko gavau? Kas čia buvo? Pirmiausiai tai, kad nuvarėm, žodžiu, iki Jorės mamos. Reikėjo ten tokius dėžes palikti kažkaip, žinai, atvarėm. Pradžiai galvom, kad tiesiog paliksim ir gal lėksim ten toliau reikalų tvarkytis, nes dar varėm audinės dalį salono paimti iš garažo. Nu ir žodžiu, nuvarėm. Ir taip, žinai, sako, tai gal kavytės atsigersit? Nu gal davai. Nu, kaip visą laiką, žinai, jeigu atvažiuoji, tai toks tradiciškai kavos. Aš kažkaip kaip atvarau, visą laiką einu paieškot katinuko ir iš karto ten tik tais kys, pyki, kur tu čia, tu žinai, taip toliau. Atvarau, žinai, kažkaip, jo, taip ateinu, kažkaip link kambario nėra, žinai, bet šviesa buvo užgesinta, koridorių uždegų šviesą, kažkaip, nu vis tiek, žinai, nesimato. Blemba galvoju, nu gal nėra, žinai, kažkaip taip, nu tiek to prisėdau, žinai. O kažkaip vaikštėm, bet toks, nu, trūksta katino, žinai, nu atrodytų jis vis tiek būtų kažkaip kažkur pasirodęs arba bent jau išgirstum, žinai. Nu ir kažkaip irgi jau paskui Jorės mama, taip žinai, aplinkui sako, gal už spintelės pasislėpęs, bet tak žinai, irgi liktais ten, tai ten. Nu ir mes, žinok, pradėjom to katino ieškoti, visur ieškom, nu niekur nerandam. Garažai ieškom, rūsy ieškom, ta prasme, visus kambarius, už spintelėse, netgi tam sulankstomam stale žiūrėjau, gal lindęs. Žinai, tas stalas knyga, nu, Žinau. Per vidurį vietos, kaip ir yra, galvau, nu gal įlindo, nieko. Sako, žinai, nu šiaip sako, lankščiau rūbus, gal netyčiai kokią spintą įlindo. Ir taip, žinai, kaip ir duris atidarė, tai biški pasilenkė, nu sako, nesimato, žinai. Aš už spintos dar pasižiūrėjau, irgi nesimato, atrodytų. Nu viskas, sakom, dingo katinas. Bet, žinai, pirma mintis tokia, kad šiaip jisai nemėgėjęs eiti į lauką. Nu ir jisai tikrai nebus iš tų, kur, tipo, jeigu atidarai duris, bet jisai ims ir lys į lauką, nes jam smalsu. Bet tada žinai kažkaip pagalvojau, kad nu gal kažko įsigando, gal tarkim, jeigu ten kažkokius daiktus nešė, gal kažkas nukrito, nu maža ką, žinai, gal pro garažo duris. Ir toks, žinai, ir niekaip nesupratom, kada jisai dingo, nes irgi, kaip sako, kiek laiko, nu sako, blemba, ryte važiavom, grįžom, sako, kažkaip lik nemačiau, kad, žinai, aplinkui vaikščiotų, sako, aš ten tos rūbus tvarkiau, nesimatė, nu sako, žinok, netkreipiau dėmesio, nu tai ką, eiti lauką ieškot. Tai taip išėjom aplinkui apžiūrėti, nėra, žinai, dar taip grįžau, dar kažkiek kavos atsigėriau, ten paskui vėl mes išėjom nu ten visi, žinai, pasižiūrėti, nu lik nėra, žinai, vėl grįžom ir paskui, nu blemba, einam dar kartą, žinai, mes ten apėjom, žinok, turbūt viso to vaikščiojimo aplinkui, ten kiemus, namus, ten Jorė jau net į mišką kažkokį lindus buvo, žinai, aš ten palei griovius, pievos, žinai, žiūrėti, vaikščiom, nu nerandam nieko, jau paskui pradėjom eiti tarp namų per tuos keliukus, ten su prūžiukų švietinėm, nu ten tikrai turėjo blogai atrodyti, aš jau galvojau, kad galiausiai kažkas mentus iškvies, žinai, kad, nu, žinai, eini, bet tik tais tiek, kad kai vaikštinėjau, tai dar ką darėm, tipo, tiesiog kvietėm, kad, žinai, piki ir ten žinai, nu, kad bent kažkiek, žinai, kad toksai, nu, neatrodytų, kad mes ten šmirinėjom. Ir einam, žinai, to keliuku, nu, toks biškiai jautėsi vėjas, nebuvo, kad baisiai būtų šalta, bet tas vėjas jis toks, nu, buvo kabinantis, žinai, skruotus, jo, toksai atrodytų ir ausis kaista, ir skruostai, žinai, jau nuo to šalčio, žinai, taip viskas. Nu ir mes grįžom, nu tai įdėjo kaip tik dar skelbimą į ten tos dovanonių grupę, žinai, kad gal kažkas tai rado katiną, žinai, ten taip toliau su nuotraukom visko. Nu ir jau, žinai, viskas, nu sakom, nu tai ką čia mes beieškosim naktį, čia reikia dieną ieškoti, žinai, kai šviesu, nes čia pašvieti su prūžiukai vieną pusę, jūs gal kitoj pusėje, nu ir neprišvietinėsi, žinai. Nu aš jau taip sėdžiu, žinai, viduj žiauriai, žandai kaista, ausis kaista, toks net atrodo, net užgulė ausis, žinai, nuo to šalčio. Nu mes išvarėm, pasiėmėm ten tą sėdynę, žinai, pakeliui namo, tai nežinau, žinok, netoli Kauno buvom, skambina mama, žinai, sako,
Matei Messengerį. O kas ten yra? Nu pasižiūrėk, sako, katinas vidos iki, žinai, sako, tai kur jisai buvo? Tai tu patikėk, jisai, karočią, sugebėjo pasislėpti spintoj, apatiniai lentynoj, bet jis taip pasislėpė, kad tiesiog pasižiūrėjo žemyn, nesimatė, kad jis ten yra. Bet jis matė, žinai, gal biškai kaip yra prie pat senelės užlindo, dar jeigu kokie rūbai, nu ir tiesiog nesimato, nes, nu žinai, gal ten pašviesti reikėjo, gal rankai kišti, žinai, bet tipo nėra. Ir blemo mes sakom, ant kiek blin jokinga, nes dar kai geriam kavą, aš sakau, blemo sakau, aš tai žvengčiau, jeigu jisai kažkur namie yra pasislėpęs, nes sakau, mes jo praieškojom, o sakau, bairis, sakau, sėdi savo kur nors ir žvengia, žinai, iš mūsų. Nu, tai spintai buvo, sakė, pradėjo, tiesiog išgirdo, kad kažkas krepždo, matyt, gal, žinai, gal prireikė atlikti reikalus, gal užsimanė atsigert ar pavalgyt. Pradėjo spintos duris krepždenti. Išdūrė visai. Mane panašiai, sūnus yra išdūręs, labai spintą mėgsta lyst, tai lindo į spintą. Ir, karočią, aš ten jau lakščiau po namus, šulinį žiūrėjau, visur, ta prasme, jau buvau žiauriai įsigandęs. Ir visai spintai kai marina, tai išgąsčio turėjau nemažai. Nu, aš įsivaizduoju, nes jeigu jau šulinį tikrinai, tai aš manau, kad jau tikrai buvai smarkiai įsigandęs. Nu, aš ten visur lakščiau. Žinai, kaip neieškai, bėgioji po namus ir nieko nerandi ir galvoju, laikas išgaravo, tai kuris galėjo dingti. Nu, bet rimtai, aš kaip pagalvojus, atrodo viską namie, neišieškoju, ta prasme, kaip? Nu, bet būna vienas gerai, sakyčiau, buvau pasislėpęs. Nu, kažkaip nepagalvoju apie spintą, man atrodo, kad vaikas lįstų į spintą, žinai, kažkaip nepagalvoju, jam žaisdavo su mama, man atrodo, su mačiutė žaisdavo ten kažką su spintom, su tais slėpimais, kažką mačiutė kažkaip sakydavo, kaip paslėpsi, žinai, čia ateina tėtis, žinai, tai vaikas, žinai, pamokina, taip, tai jis įdaro taip. Tai irgi panašiai istorija. Kalčiausia dabar buvo. Ne kalčiausia, žinai, visko būna, žinai. Ne, čia bairis. Bet, taip jau atsitiko. Čia šiandien aš, žinai, žiūrėjau žinias ir matėjai, nežinau, tu matėjai tą apie pirmąją ponę, kaip susifeilino su tuo 14 sekundžių pauzė ir kai pasirašė pati kalbą ir su ChatGPT ir nepasitikrino, kad ta kalba sufeilinta. Ir dar pasakė garsiai tą, kas parašyta beleką. Tai tik parodo, kad nereikia pasikliauti to dirbtinio intelekto tiek, kad net nepasitikrinti, žinai, kas parašyta, nes gali tai kainuoti daug gėdos. Bet čia dabar taip yra ant bangos šitas video, nes turbūt visur dabar tai aptarinėja, nes, blemba, žinai, bet kas kitas tai būtų padaręs, gal dar, žinai, pažvengtų ir tiek, bet... Manau, kad iš visų žvengtų, tai nesvarbu, koks tu postas, vis tiek tu esi jau, žinai, kažkoksai aukštesnis, žinai, Lietuvoje. Tai tu pirmoji ponelė ten, Seimūnas ar dar kažkas, tai vis tiek išlystų tas, žinai, aišku, gal kaip pirmoji ponė, gal daugiau, žinai, nes nebūna jokių tokių skandalų pas ją, tai... Bet čia, žinai, tikrai va šitas dalykas labai rodo, kur, iš viso to tai šiaip atrodė, kad arba jai kažkas, žinai, parašė kalbą ir jinai jos neskaitė, nes ten grinai matosi, kad ta padėta kalba tai buvo, pirmą kartą ją matė, toks, kad jin tiesiog pirmą kartą ją skaitė, nes... Kai ten žodį net ne į temą pasakė, ten grinai buvo parašyta dirbtinio intelekto ir ji net nepatikrinta, kas parašyta, nes jinai pamatė ir nustebo ir nepasimetė, ką daryti, žinai, jis sustojo, 10-14 sekundžių breikas ir pradėjo šnekėti lempą ir paskui tęsė toliau tiesiog tą lempą. Nes vėl ne į temą pradėjo kalbėti. Čia tiesiog prasileido, žinai, bet kam gali pasitaikyti. Čia yra įrodymas, kad turi tikrinti tokius dalykus. Aš čia, žinai... Bet dabar populiari. Ką? Atsiprašau, kad pertraukiau. Sakau, bet dabar jin populiari. Bet aš nežinau, ar nenorėtų tokio PR-o, žinai, tokio populiarumo, ar nenorėtų. Man atrodo, kad nelabai norėtų. Aš ir manau, kad ne. Norėjau pasidžiaugti, kad mūsų paaugo klausytojų kiekis po praeitos serijos. Tai norėjau padėkoti jiems. Fainai, kad... Ačiū labai už klausimą. Kad klausot. Mes dėl to šnekam, kad jūs klausot. Ir šnekėsim. Nes jūs klausot.
Tai tikrai smagu. Mes čia tam, kad šnekėtume. Nes iš pradžių, žinai, kai pradėjom šitą reikalą, tai algoritmas YouTube'o pušina naują kontentą, žinai. Tai buvo labai aukšti, nu, ne aukšti skaičiai, bet, nu, matėsi, kad toksai hypas buvo peržiūrų. Ir paskui nukrito į tikrą tą peržiūrų skaičių ir dabar tai buvo tas pats levelis. Ir dabar tas buvo pakilimas šiek tiek po praeitos serijos. Tai smagu matyti tokius. Tai skatina daugiau kurti ir kalbėti su jumis. Čia po mūsų pertraukos, man atrodo, buvo, ne? Jo, po šitos to vacationo to, jo, grįžom. Comebackinom. Aš tai, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip žmonės pažiūri 5 valandas turinio, kai būna serijos po 5 valandas, kaip vėl tie patys, pavyzdžiui. Aš nesivizduoju. Man tu mačiau, biškį, ta prasme, aš nestumiu čia, ta prasme, kito kanalo, kito podcast'o, bet nu, man tu mačiau, biškį, būtų 5 valandas. Aš kažkaip, nežinau, dedikuoti tiek laiko man, biškį, per daug. Gali sutrumpinti iki 2,5, jeigu pasirinksi kalbėjimo greitį, dvigubai greitesnį. Nu, bet tai absurdas klausyti pagreitintai, ta prasme, tai tu nori, tu viską ten, žinai, visas mimikas pagaut viską. Su emocijom, su viskuo. Nes šiaip prikolas, bet mano draugė tai visą laiką žiūri visus podcastus pagreitintai. Tik aš dabar neatsimenu, ar jinai 1,5 karto ar 1,75, nes lik ne dvigubai, bet tikrai gerokai pagreitintai, nes man būna kartais kokią ištrauką atsiunčia ir jinai būna pagreitinta. Kažkurį tai kartą, man atrodo, buvo taip, kad atsiuntė pagreitintai, bet taip greitai suvėlė, kad paskui atsiuntė sekančią ištrauką sulėtinus. Tai buvo gražinus tą greitį į pradinę stadiją. Bet šiaip realiai paėmus yra tokių žmonių, kurie pakankamai, žinai, gal sunkiai susikaupia. Kitas dalykas, dar kai dabar tie socialiniai tinklai ir ta medija visai yra ant bangos, yra dar sudėtingiau, žinai, susikaupti, nes tas toks greitas dopaminas, jisai ką duoda, kad paskui tu nesutelki daugiau, žinai, dėmesio ir automatiškai, tiesiog sunku susikaupti tai valandai laiko, tai iš tikrųjų netgi ir tie žmonės, kurie mūsų klauso, jau jiem yra respektas, kad jie tą valandą laiko išklauso, žinai, dar ypač, kad be vaizdo, kas su vaizdu, tai... Nu, aš net ant savęs matau, kad aš, pavyzdžiui, daug to skirtingo turinio žiūriu, žinai, ir kažkaip, kai esi vienas, žinai, tai gali kiek nori žiūrėti to turinio, tai pas mane viskas yra sugrupuota, ką žiūriu, žinai, ir aš labai mėgstu šokinėti, žinai, aš pažiūriu kažkokią vieną temą kažkiek tais, jau man biškai pabosta, noriu kažko kitko, peršokiu kitą, žinai, tai aš vienu metu daug iš karto žiūriu dalykų. Nėra taip, kad vieną pažiūriu pilnai, žinai, tada kitą einu žiūrėti, dar kitą, tai galbūt čia yra tas tų visų reelsų žiūrėjimo toksai kaip pasiekmė, žinai, kad mes linkę esam trumpiau, bet daugiau žiūrėti, negu visą pažiūrėti, žinai. Aišku, kai dviesi sėdi su kažkuo, tai turi tiesiog prisėsti ir pažiūrėti, žinai. O, wow. Mano kompas ką tik užprikorino. Nu, ką jisai? Tiesiog random 2 naujus puslapius atidarė naršykliai. Tu gal kažkas nulaužė? Nežinau. Arba Kestas prikorina. Koks Kestas? Čia tas, kur su mumis gyvena, nežinau. Su jumis Kestas gyvena? Nu, kaip sakau, jeigu kažkokie nebūti dalykai vyksta, tai Kesto darbas. Ai, vaiduoklis šį tipą? Nu. Ai. Supratau, Kestas. O jūs visą laiką vadina Kestas vaiduoklis? Jo, visą laiką mes į Kestų vadinam. Geras. O sunai Kestas pas jumis susirado? Prieš metus gal kokius. Geras. Tai va tokie, tai kas liečia tuos video, vat, kaip tu ir sakei, nes jaučiu, žinai, kas gaunasi, kad kai tu, tarkim, kažką žiūri, vat, kaip ir sakei, atrodo pasidaro šiek tiek nuobodu ir toks, žinai, jausmas, kad kažko trūksta, tu automatiškai pradedi kažką kitką, žinai, daryti. Kaip man, pavyzdžiui, pakankamai yra sunku knygą kokią skaityti, nes jeigu skaitau, aš jau pradedu, kad ten, tarkim, kokias kojas judinu, jau ranko, žinai, kažkur tais ten jau kažką, tais jau, žinai, ten pirštus knibinėjai, gal ten paskui, žinai, sunėrus stipriai laikai, tu tokie, va, žinai, nes čia tas būna tam, kad tiesiog nepaimti telefono į rankas. Jo. Tiesiog, kad vat, bandyti toliau, žinai, susikaupti. Ir kartais būna, žinai, kad jeigu, tarkim, vat, kaip įdomiai skaitai, tai būna, kad tas mintis tokias numuša, kad kažko dar, žinai, trūksta, tai taip įsijauti.
Tai jau čia taip yra su tais video, nes gal tu irgi tą pastebėjai, kad tarkim, kai tu žiūri trumpesnį kokį nors video, ne, nu tiesiog scrollini, nes va tas TikTokas, tie Instagramo reelsai visi arba YouTube'o ten tie short video, tu tiesiog perscrollini, nes jie dažniausiai būna, nu kiek, vidutiniškai turbūt minutės ilgio, ne, gal netgi trumpesni. Nu jo, Taip, trumpesnių jo. būna apie jau. Tai net kartais, žinai, jeigu tokie lempiniai video, tai tipo, tu net matai, kad tu netgi tos minutės ten nežiūri, arba jeigu yra ilgesnis negu minutė, jau tu ten jau nori nukirptą pabaigą, jau tipo scrollini kitą. Bet kartais, žinai, ateina toks koks nors video, nežinau, ten su mašinom, ten restauracija, kažkoks baldo gaminimas iš medžio, ta prasme, sėdžiu, žiūriu, žinau, susikaupus. Nes tau yra įdomu. Bet žiūriu, jo, bet toks, žinai, žiūriu, taip įdėmiai, žinai, net nepraskipinu, net nebandau prasukti, žinai, ten įdėmiai, kaip čia kas, ką čia daro, kaip nuosekliai, žinai, ir tada tu žiūri, kad tas video gal kokiu, nu, nuo 15 iki 20 minučių ilgio ir tada galvoju, o kaip man šitas pavyko, nes tiesiog buvo įdomu, žinai. Jo, to buvo labai įdomu. Nu, žinai, keičiasi laikai ir mes adaptuojamės prie tos medijos. O pavyzdžiui, žinai, kas yra cirkopedija? Cirkopedija? Čia kažkokia enciklopedija apie cirką? Ar... Čia kaip cirko Wikipedija, žinai. Jo, būtent, exactly. Rimtai? Taip ir yra, jo. Oh my god, geras. Taip ir yra, žinai. Wow. O ten kažkokia tiesiog informacija nuosekli apie cirką, ar kaip čia? Kaip tai? Cirkopedija tai tarptautinė internetinė enciklopedija apie cirką, kurią prižiūri Circus Art Foundation of New York. Joje galima rasti cirko istoriją, geriausias artistus, cirko technikas, disciplinas, cirko trupes bei festivalius. Žinok, nebūčiau pagalvojęs, kad cirkui yra skirta visa enciklopedija. Taip, tai čia kaip Wikipedija, tik cirkopedija. Bet man šitas pavadinimas juokingas buvo, dėl to aš norėjau su tam šitą aptarti. Kad tu žinotum, kad yra toks dalykas kaip cirkopedija. Bet jis tikrai juokingas žodis. Nu, bet tipo taip su chebra, įsivaizduok, kaip su chebra sėdi, žinai, prie stalo, prikolina kažką žvengiant, žinai. Ir kažkas kažką apie klounus pasako, žinai, palauk, varau cirkopediją pažiūrėsiu. Ir žinai, tu kaip pasakytum, varau cirkopediją pasižiūrėti, tai kitas dar pats tu pedikus. Tu žinai, kur čia toks jau, žinai, nes jau prie, jo, nes kur toks, kur tipo prie bokalo, tu žinai, dar ten esi kažką ir toks, pats tu pedikus. Ne, aš apie cirkopediją kalbu, nu tai aš tau ir sakau, pats tu čia pedikus. Tau ką, klounai nepatinka. Tai tipo tokie baisus klounai, žinai, kur ateis tave nužudys. Na, savo šitie tai, nežinau. Šiaip iš tikrųjų vien dėl to, kad apie tos klounus yra ten ir siaubo kažkokių tai filmų, tai kaip pagalvos, kaip galima eiti į cirką. Ir tai nueini dirbsi. Aš taip dvejopai tą cirką žiūrint koksai cirkas, žinai, jeigu ten su tais gyvūnais, tai aš manau, kad ten jie yra, nu, nekaip su jais elgiamas ir aš tiesiog prieš tą, bet jeigu šiaip cirkas, ten akrobatika, jeigu negrįstas ten tais gyvūnai, žinai, tai, nu, cool, ką, nu, gerai, ten triukus daro. Tai realiai tau Cirque du Soleil visai patiktų, nes ten praktiškai daug kas su akrobatika ir man atrodo visi pasirodymai yra liktai žmonių, žinok, liktais nėra, kad būtų su gyvūnais. Tai va, šitas tada geras. Ir nežinau, ar klounų būna, ar ne, gal ir būna. Na, palauk, cirkopedijai pažiūrėsiu. Cirkopedijai, Cirque du Soleil. Ar yra klounų, ar nėra? Ne, žiūrėsiu. Cirkopedija reikia daugiau išgerti, kad cirkopedija atsiveršia. Tai blaivas neatsiversi cirkopedijos iš lempų. Žinok, turėsiu omeny kitą kartą, kai kažkur sėdėsim ir kalbėsim apie kažką tais ir po tam tikro alkoholio kiekio tikrai reikės paminėti cirkopediją. Būtinai. Aš manau, būsi vakaro žvaigždė su cirkopedijos. Nes šiaip dažniausiai, kai išgeri pakankamai didesnį kiekį, tai
vietoj cirkopedijos pradedam gvildenti fantazijų kokias nors temas ir paskui prasideda tokie bairiai, kad gauni iš kokios guminės pyskos per veidą. Tai irgi nieko gero. Bet tai prikolas. Šiaip jo, prikolas. Ir tai jau nekartą yra buvę. Ne, tai dėl tokių dalykų aš mėgstu jūsų vakarėliuose būti. Turim gerų užfiksuotų kadrų. Jo. Smagu. Tai va. Čia kaip praeitą kartą mes šventėm Halloweeną ir kai tiesiog jau vakarėlio, žinai, ten nežinau ar pabaigoje ar ne, bet ten kokią 2 valandą nakties draugė sugalvojo, kad joms reikia pamėginti pasimušti. Nu, viena lanko kudo, kita lankė kudo ir nusprendė, žinai, tipo, kuri čia bus šustresnė. Tai suprantama, kad didesnis kūno sudėjimas laimėjo. Nors ne visai, nes 2 kategorijos nugalėjo Jorė. Tai žinai, tas toksai, kur paskui nusinčiau draugiai tą video, ir jau buvo namo išvariu, žinai, nusinčiau draugiai tą video, kur ten, žinai, panos kalasi, sakau, kai tau karočią Halloweeno vakarėlį, sakau, kur panos, žinai, susikala, ir man tokia, žinai, maždaug atsiunčia vidosiką, kur, nu net ne vidosiką, gifą, kur tipo panos, žinai, su pagalvė mušasi ir tipo parašė, žinai, čia tipo tas lesbietiškas vakarėlis, kurio tu tikėsi, ir sako, tas video, kur tu atsiuntei, tai yra tiesiog realybė. Kad tipo mušaitės išgėrusios? Jo, nu kad tipo, žinai, nes, nu, šiaip kaip pagalvojus, ta prasme, vakarėlėje buvo, tai pasakys 5 lesbietės, viena straight pora ir viena šiaip panikė atvarė, žinai, be savo berno. Ir toks, žinai, kur tu sakai, kad jeigu, nu, tarkim, yra 5 lesbietės, tai tu, žinai, tikėsi, kad tas, nu, tipo vakarėlis, sakau, kai toks, žinai, tipo, oi, ten, žinai, pižamų vakarėlis, ten su pagalvė mušasi, žinai, tas toks visas. O čia karočią maždaug fight, žinai. Čia, man atrodo, vyrai taip įsivaizduoja, kad toks vakarėlis. Bet man būtent patinka. Vasa reality, žinai. Ja, man patinka, kažkaip su lesbėm labai gerai sutariu, tai man patinka tai jūsų vakarėlė yra. Kažkaip, man atrodo, kaip ištrini tarp vyro ir moters tą seksualinę energiją, kurios nėra, žinai, nes, nu, tiesiog vienas yra tiesus, kitas kreivas. Aha. Ir tiesiog žinai, kad tie pagaliai nesusijungs. Bliam, aš čia giliai varau. Jo. Ir... Žodžiu, tas raktas į tą spyną netiks. Jo. Kaip čia dar pasakyt, tas kotas netitiks kirvio. Jo, tas kotas į tą kirvį, žinai, kaip metaliniai būna kirviai ir tas kotas netiks į tą kirvio galą metalinį. Jo. Na, maždaug taip, jo. Tai kažkaip tada atsipalaiduoja abi pusės ir kažkaip gali tiesiog bendrauti ramiai, žinai. Tai... Ir šiaip lesbės maladės, kiek aš susiduriu su lesbėm. Šiaip gyvukai irgi maladės būna. Tai nežinau, man atrodo visi. Jo, kai kurie tokie irgi visai prikolini. Draugeliai tokie. Tokie, žinai, tokie vaivorykštis, tokie fainoliai, taip. Nu jo, žinai, bet su vyrais gėjukai, žinai, kai tu esi vyras, tai jau tada tai tave gali žiūrėti kaip į mėsos gabalą, žinai, tada pasijauti toksai biški kaip moteris, žinai, pasijaučia dažnai, toksai objektas. Tai gal iš tos pusės nėra visiškai fainai, bet šiaip, jeigu to nevyksta, tai jo, fainai, žiauriai. Nes tada gaunasi jau maždaug kaip šneki, tai jau tada galvoju, kad va šneki ir net nejučiomis jauti, kaip sutraukia užpakalio žandus, ne? Kuo daugiau šneki, to daugiau traukiasi žandai. Taip, žinai, darai pratimus subinės traukimo, žinai, taip krūtinėse. Sakytų, ką tu čia darai? Treniruojuos. Aš vis dar treniruojuos. Žinai, Žvaigždžių vartai, kai buvo toksai film. Atsimeni, kai buvo tokia rainelė, kur susidaro Žvaigždžių vartų. Jo. Tai va tą rainelę darai. Uždarykit Žvaigždžių vartus. Incoming! Uždaryti. Incoming. Tai... Aš bliau. Žvaigždžių vartai sudaro. Įsivaizduoju dabar tą variantą, žinai, kur Povilo Žvaigždžių vartų uždaryti. Leo, tu serialas geras buvo. Ir dar turbūt ten aprangos tokios atitinkamos, žinai, su aptemptom kelnėm ir panašiai.
Tam seriale, Aha. tam filme, man atrodo, ten filmas buvo serialas. Gal filmas buvo, net Neatsimenu. nežinau. Bet tai ten Gal gali būti serialas. sci-fi tam toksai. Jo. Aš tikiu, kad ten, žinok, buvo aptemtos kosminės kelnes. Bet galim netikrinti, palikim vietos fantazijai. Mūsų klausytojai patikrins, kaip iš Jo, tikrųjų buvo. arba nueisi fantazija.lt ir nusipirks kažką Arba, tam to. va, būtent. O ten pasirinkimo tikrai yra. Jeigu nežinote, ką rengtis sekančiam Halloween'ui, galite apsilankyti Fantazijos LT puslapyje BDSM skyrelyje. Ten ir kiškučių, ir ko ten, ir kačiukų yra. Kročiai, šiandien skaičiau ten temą apie kaip tipo rusai planuoja trėmimus pradėti iš naujo. Iš tipo ten to Krymo pusės, tipo į Sibirą vėl pradės varyti tos vietinius, žinai, kad apgyvendinti Sibirą ir tipo, aš taip paskaičiau tą postą, galvoju, what the fuck, šiais laikais, ta prasme, kai taip civilizuotai mes gyvenam ir grįžti tiek į tą patį šūdą, kuris buvo seniau. Bet čia nesąmonė, kaip pagalvojus, nu... Bet tai žinai, jie užėmė teritoriją, ką nori tą daro, tai žinai, tai kas jiems sutrukdys. Bet, realiai tipo, kaip ir jo, bet... baisu, aš tai paskaičiau tą postą, galvoju, wow. What the fuck. Čia yra... O čia numatomas yra, ar jau čia tipo paskelbta, kad tikrai tai bus, ar čia dar toks ant klausimų? Nu, nežinau, aš tai postą skaičiau, aš nesigilinau tai, bet šiaip tų disinformacijų labai daug yra, žinai, tai sunku atsirinkti realiai dabar tą informaciją, žinai, pamatęs, ar čia teisybė, ar čia kažkurios pusės feikas, ar ką, bet, nu, šiaip, pati tokia idėja, kažkaip nebuvau girdėjęs tokios idėjos, žinai, tai man tai labai sukėlė neigiamas emocijas. Na, čia atrodytų absurdas, kur tai kiek metų atgal tai buvo ir kad čia dabar vėl iš naujo tokį dalyką pradėti. Nu, tikėkime čia feikas ir... Aš ir labai tikiuosi. Tikėkime čia feikas šiaip ir... neatmetu, kad tai gali būti teisybė. Čia nėra iš tos serijos, žinai, kur tipo fake ar real, kur tu gali, žinai, nu, maždaug bandyti atspėti, tai čia toks, vien kadangi tai yra iš jų pusės, tai čia yra pem ant pem, ar čia yra teisybė ar ne. Ai, dar tipo girdėtą sprogimą Lenkijoje geležinkelio bėgiuose. Nežinok, šito negirdėjau. Karočią yra bėgių linija, kuri eina į Ukrainą ir būtent ta linija buvo kažkokių ukrainietiškų diversantų, kurie dirba rusam, susprogdinta. Dabar jau ten jie rado tipo jos. Ai, nuo tai plauk, jos tas, kas susprogdino, rado? Nu, Lenkai rado tuos kaltininkus. Taip pat jie buvo iš Baltarusijos, ukrainiečiai kažkokie atėję, tipo dirbantis rusam, kaip spėja. Tai, nu, žodžiu, man tai, nu, baisu, kai taip vyksta tokie reikalai, žinai, kai kurie reikalai net užeina už tų valstybių karo ribų, žinai, kur jau Europos Sąjungoje, žinai. Kai tokie ir, aišku, ten visokie elektroniniai dalykai vyksta internetu, ten tas šmeižtas ir taip toliau, bet čia realiai jau vyksta fiziniai veiksmai, žinai, sprogdinimai ir diversijos tokios, tai... Nu jo, dar to labiau, žinai, kad jeigu ypač dar tie patys, žinai, vietiniai, kurie dirba priešų, nu, tai čia dar baisiau skamba. Nu, bet nesvarbu, kokia jų kilmė būtų tų žmonių, bet tiesiog diversantai yra diversantai, žinai, gali būti lietuvis, kuris kažką padaro, Lenkas, ar ten ukrainietis, ar rusas, koks skirtumas, jisai padaro. Nėra skirtumo, kas... Tas šiais laikais, žinai, čia ta tautybė, tai ir tų lietuvių yra prorusiškų ir visose tautose rasi, kas už skirtingą pusę eina, žinai, tai... Aš gal tik tai, žinai, sakyčiau tiek, kad keista, kai būna, kai tarkim, kai, nu, realiai, jeigu šitoj vietoje, jeigu ukrainietis, žinai, diversantas, šitoj vietoje baisu dėl to, kad, nu, jam tai rusai tai kaip ir priešas, žinai, gautųsi, tai vat vien dėl to, žinai, kad atrodo, kaip tu dar gali, žinai, padėti tam, kas tave, žinai, puola, nu, būti jo pusėje, bet, nu, visko būna, tai teisingai tu sakai, bet kas čia gali būti, nes nepaisant tautybės, žinai. Jo, tai netgi per antrą pasaulinį karą, taigi kiek yra buvo visokių nesąmonių, tai žinai, žmonės
pinigais būna papirkami, žinai. Nu gerai, grįžtam prie linksmesnių temų. Neuralink, žinai, kas yra Neuralinkas? Neuralinkas. Nu, su cirkopedija biškai buvo lengviau. Aš čia tave education trečiadienį šiandien to. Neuralinkas, kaip neurono linkas. Neuralinkas čia Elono projektas, kuris į smegenis kapeiką nori instaliuoti, jeigu taip paprastai pasakius. Į smegenis instaliuoti kapeiką? Nu, aš šiandien mačiau tik tais, kad gelį galima į smegenis įpūsti. Kokį gelį? Okay. Kuris atstatytų, kaip čia, pažeistą nervą. Nu, tipo, kažkoks yra gelis, kuriuo kaip ir būtų galima atstatyti pažeistą nervą ir jisai atliktų vėl savo funkcijas. Bet reikia tam dar pasigilinti, bet tiesiog užmečiau akį, mačiau tokį. Man dabar įdomu apie Elono Musko projektą sužinoti. Jo, tai tas Neuralinkas yra smegenų kompiuterio sąsaja, BCI, Brain Computer Interface. Mažas implantas, kuris įdėtas žmogaus smegenys, galėtų skaityti smegenų signalus, siųsti elektros impulsus atgal į smegenis, padėti žmonėms su paralyžiumi ar smegenų pažeidimais, ateityje galbūt leisti valdyti įrenginius mintimis. Čia pas tai kažkas atėjo, čia baldoja šimta. Žinok, nežinau, bet... Gal pauzę padaryti? Palauk, aš galvoju, kad gal reikia pračekinti, nes... Tai aš papauzinsiu. Nukrito. Jo, gal papauzinsiu. Pauzinsiu. Tai va, sugrįžom į eterį, pirmą breiką pasidarėm, ateity galėsim daugiau tokių parūkimų daryti, kai reikia. Visai puikus dalykas. Tai va, kuo aš baigiau? Neuralinku. Kur aš baigiau? Implantai smegenis. Kur aš baigiau? Plimplantas? Plimplantas. Baigiau plimplantą. Nežinau, kur tu ten baigiai. Gal tiksliau neužbaigiai, bet buvo kalbėta apie Neuralinką. Apie plimplantą. Apie plimplantą. Pimplantas. Pimplant. Pimp my human. Pimp my human. Tai realiai, taip jeigu paprastai paaiškinant, tai toks yra planas, realiai kažkokių 5 arba 10 metų, kad galėsi, reikia tavo kalbą išmokti, jis instaliuoji appsą, pasireikia kalbą, paukštį yra tavo įkrenta, žinai, ir tu mokiau tą kalbą. Gali išsisaugoti savo atmintį kažkokią iki dabar ir gali ten ją editinti, tipo tą atmintį kažkaip pakeisti. Ta prasme, tai, čia yra, sci-fi kol kas, tokios tik idėja, žinai, bet iš pradžių dabar tai, ką padarė jie, tai į paralyžiuotą žmogų implantavo pirmą tokį pernai dalyką. Ir pacientas vyras po operacijos galėjo perkelti kompiuterio žymeklį, tai pelytę, ir žaisti kompiuterinius žaidimus. Tai paralyžiuotas žmogus mintimis valdė kompiuterį. Geras. Tai realiai tai padarė jau, tai jau yra pirmas žingsnis. Aišku, manau, kad jie dirba daug su gyvūnai, žinai, tai čia jau yra kitas klausimas, žinai, nelabai smagus mums tai girdėti, bet, žinai, čia dėl žmonijos gerovės, tipo, kad, atrasti, tipo, labai jau tas geras jo tikslas, žinai, padėti tiem visiems, kur tikslas, ilgalaikis Musko tikslas, kad atkurti regėjimą akliesiems, grąžinti judėjimą paralyžiuotiems, pagerinti atmintį, susijęti žmogus su dirbtiniu intelektu. Nes matai, šiaip iš tikrųjų, kai technologijos tokiu tempu tobulėja, tai yra pakankamai sunku, tarkim, ir kažką atrodytų atsiminti ir taip toliau, tas tiesiog neišlaikai galbūt ant to dėmesio ir panašiai, tai jis realiai su tom savo technologijom, žinai, bando pagerinti žmogui, tam tikrus dalykus ir kaip pagalvos ir ten atminti, bet čia įspūdingiau dar skamba tai, kad, žinai, žmogų sugrąžinti regėjimą, kas irgi atrodo įmanoma, žinai, kad ir tarkim dėl tų pačių galbūt nervų, žinai, atkūrimų. Kitas dalykas dėl to paralyžiaus, tai, žinai, jisai dabar
jau padarė taip, kad žmogus bent mintimis galėtų, žinai, valdyti vat, kažką tai, ne? Nu, ten tą kompą. Bet kitas dalykas, įsivaizduoju, kad tas jo next step yra toksai, kad, nu, kad žmogus paralyžiuotas dar judėti galėtų. Kad kažkaip tie impulsai eitų, kad jisai galėtų judėti. Aš jau kažkokį filmą mačiau su to, kad žmogui implantavo į stuburą irgi vat, kažkokį tais, nu, kažkokį implantą, žinai, kad jo dėka, kad grinai kažkaip mintimis ale jį įjungus, žmogus, žinai, galėjo judėti. Bet tik buvo tiek, kad jisai paskui jau pradėjo biški, kaip čia pasakyti, nu, ne visai kaip ir priešų tapti, žinai, žmogui, bet buvo tas toks, kad jisai turėjo tam tikras taisyklės, kurių turėjo laikytis. Ir jisai turėjo pilnai klausyti savo šeimininko. Ir tarkim, kad, pavyzdžiui, kad jam leistų padaryti kažkokius tai neleistinus veiksmus, nu, nežinau, kad ir ten, tarkim, galbūt, kad ten kitą sumušti, nes jisai kaip ir gintis galėjo, bet jeigu ten jau sumušti, arba kad konkrečiai ten panaudoti jėgą, bet ne tik, kad panaudoti jėgą, bet kad ir, tarkim, kaip profas, žinai, muštis. Tai turėjo pasakyti, kad, tipo, okei, suteikiu tau pilną prieigą, nu, tipo, daryk, ką nori, žinai. Nu, va, tada jau ir prasidėjo. Tie, žinai, kiti dalykai, kur tau ne tik atrodo leido, bet jau tada jau, žinai, jau gaunasi, kad nebe tu esi šeimininkas, bet jisai, nes jisai, žinai, tavo galvoje yra. Tai toks, galvoju, nu, tai, žinai, matai daug ką filmuose, bet mes ir prieš kažkiek metų daug ką filmuose matėm ir paskui žiūri, kad tai, nu, pareina į realybę, žinai, ir tie patys robotai. Ir... Tai labai buvo įdomu žiūrėti interviu to Microsoft įkūrėjo, kaip jisai dabar užkrito. Microsoft įkūrėjas, kaip jau pavadė. Gateso ar ne? Gateso, jo. Gatesas? Gatesas interviu davė 2003 berods, ar, nu, senai. Ir jisai labai viską, sako, nurodė, galėsi turėti šimtus ar tūkstančius muzikos telefone, galėsit turėti nuotraukų labai daug, video telefone, ten pasiekti visą pasaulį telefonu, video skambučiai. Nu, tas išdėstė daug dalykų, kurių dar net nebuvo realiai. Ir kur tikrai niekas negalėjo patikėti, kad taip ir bus, ne kaip dabar. Nu, nežinau, ar aš tai tuo laiku dar visai piplys buvau, tai sunku man kažkaip releitinti, ar aš tikėjau tokiais dalykais. Bet realiai, nu, žmogus, kuris jau gaudosi tos dalykuose, tai ir numatė, žinai, kas bus, nes matė, į kurią pusę eina technologijos ir kai supranti tą technologiją, tai gali dėlioti, žinai, prieki, kas toliau bus, žinai, tai Elonas irgi bando čia dėliotis, nebijo rizikuoti ir daro viską, ką įmanoma, kraustosi į Marsą bei kraustosi, žinai, apie tą reikalą visą. Jo, kažką tais tokio sugirdėjus, kad bando perkelti gyvybę į kitą planetą. Teksase pastatė baisinę visą bazę, kur stato raketas ir tipo, kas 2 metus yra toksai tarpas, gepas, kai gali nuskristi ten, nes turi būti tam tikroje pozicijoje Žemė ir Marsas. Ir tipo, kas 2 metus gali šauti ant tų belenkiek raketų, kurios nuskris ir nusileis Marse, tipo, viški ten įkurti tą koloniją, žinai. Geras. Tai realiai Elonas nori būti kaip Kolumbas, žinai, atrasti naują, ne šalį, ne salą, bet naują pasaulį. Nu, čia jau... Ambicingas bičias. Sakyčiau, čia labai netgi, čia kur jau, žinai, viršiai savo lūkesčius, jeigu taip pavyks, tai, žinai, kur čia galvoju, tu turi, žinai, kažkokį mini tikslą, tai jisai čia turi ne tik kad maksi, bet čia jau virš visko. Maždaug kam čia, žinai, kažkur tais... įkurti kokią nors, nežinau, ten civilizaciją kažkokioje saloje, jeigu galima šiaip kitoj planetai. Kodėlgi ne? Nu, jisai finkina outside the box, literally. Nu, jis outside the planet. Nu, tai aš tą turėjau omeny. Aš tą turėjau omeny. Čia jau, žinai... Čia yra outside the box. Čia yra outside the box. Žinai, kai kurie žmonės masto outside the box, o Elonas Muskas masto outside the planet. Nu. O šitą... Norėjau paklausti, kaip su robotų aptarnavimu yra vėjų robotais, kadangi apie robotų šnekam čia apie Eloną, kas ten būna pas tave darbe. Jo, tai
būna šiaip robotai, būna vat ir vejos robotai. Yra prikolas toksai, kad pas mus yra darbe nustatyti tokie 3 aptarnavimo paketai ir jie yra įvardinti kaip bronzinis, sidabrinis ir auksinis, žinai. Tai bronzinis pigiausias, kur pats klientas atveža mums robotą, jam yra atliekamas aptarnavimas, tai ten išvalo, nu bet išvalo tu ten išblizgina, žinai, išvalo, pakeičia peiliukus, pajungia diagnostiką, atnaujina softą, jeigu reikia, žinai, patikrina, ar kažkokių tais problemų nėra, ten akumo kokia talpa ir panašiai, kiek jis ten dar gyvas, nu kad matyt, žinai, ar galbūt kažką reikia keisti, arba artimiausių metų, žinai, reikės keisti. Ir klientas paskui jį pasiema. Tai čia skaitosi taip, kad tu gali tiesiog, žinai, robotą atvežti, nes, nu, gedimų nėra. Tai čia pati pigiausia jau yra pats pigiausias planas. Jo, tada šiek tiek brangesnis yra sidabrinis planas, į kurį įeina tas pats, kas bronzinio, kad ten jį išvalo, žinai, taip toliau, bet tada tu jį turi atsivežti su stotele, nes esmė tame, kad tai sidabrinį aptarnavimą įeina ir roboto žiemojimas pas mus servise. Tai vadinasi, kad tu turi atvežti jį su stotele, nes paskui ten maždaug kas mėnesį, ar man atrodo, kad liktais kas mėnesį gaunasi, jog tu dar pasijungi pasižiūrėti, kokia įkrova yra roboto ir reikalų esant dar jį pakrauti, nes tiesiog vis tiek, kadangi jisai stovi nejudinamas, tai gali būti, kad tiesiog baterija pati eikvojasi po truputį, žinai, ir po kažkurio laiko gali tik pakrauti. Tu tiesiog pasijungi pasitikrini, jeigu nereikia dar nekrauni, jeigu matai, kad ten jau išsekus, tada pajungi pakrauni, žinai. Tai čia spa, robotų vietoj, robotų spa. Robotų spa su šiokiu tokiu viešbučiu, žinai. Nu ir yra paskui auksinis paketas, kur jau gaunasi, kad klientas neturi vežti pas mus robotą, bet atvažiuoja meistras pas jį, pasiema robotą, parsiveža į servisą, lygiai tas pats, kas su to. O namuką pasiema ar ne? Ne, namuko nepasiema, pasiema robotą ir stoti. Tai va, ir žodžiu, nu ir tada jau, kai paskui reikia ten pavasarį vėl tam robotui dirbti, tai tas pats meistras nuvažiuoja atgal į sklypą, jį paleidžia ir dar žiūri, ar viskas tvarkoja, ten veikia, žinai. Bet jeigu ten tipo yra kažkoks tais perimetro gedimas, ten tarkim kabelis kažkur nutrūko, arba ten kažkas su žemėlapiu negerai, jeigu ten tas, kur GPS-inis, žinai, tai tipo jau tie darbai atskirai skaičiuojasi, nes, nu, tiesiog neįeina, bet įeina į tai, kad jisai pasiema ir paskui nuveža dar irgi paleidžia, žinai. Nu ir bairis yra toksai, kad pas mus tinklapiai tų visų aptarnavimų, tų paketų yra aprašymas. Ta prasme, yra aprašymas, yra paslaugos ant tą kainą, viskas. Ir kitas dalykas, dar tu gali užsižymėti, kad tave pakonsultuot. Nu, ten suvedi savo vardą, pavardę, paštą, telefono numerį ir kuris konkrečiai aptarnavimo paketas tave domina. Ten sidabrinis, bronzinis ar auksinis, žinai. Ir dar nurodai, man atrodo, miestą, iš kur esi. Nu ir esmė tokia, kad supranti, kai kažkas užpildo, gauna atsakingas darbuotojas laišką, kad yra toksai užpildytas ir kad su to žmogum ten 2 dienų bėgyje reikia susisiekti. Ir yra tokia lentelė, į kurią tu turi pildyti komentarus, kad tu paskambinai žmogui ir turi įpildyti komentarą. Nu tai ta prasme, blemba, žinok, mes šiandien skaitam ir žvengiam realiai, nes esmė tokia, kad sugebau užpildyti, žinai. Tu paskambini žmogui, o atsiprašau, aš čia netyčia užpildžiau, tiesiog buvo įdomu, kas čia yra, bet tipo, netyčia suvedžiau, vos nežinai, gaunasi, kad čia be reikalo, žinai, skambinu, bet mes privalom paskambinti. Tai paskui dar kitas buvo, kad irgi, kad oi, netyčia supildžiau, buvo 2 variantai. Kitas variantas, kad tiesiog šiaip buvo įdomu, kas tai per daiktas, net roboto neturiu. O dar kitas variantas, kur tipo, tiesiog ieškojau papildomą darbą ir vėl nežino, ką supildžiau. Kaip jauno grybo žmonės. Jo, ta prasme, totaliai. Ir man, žinai, ir tokie buvo visi kitų miestų. Ir šiandien įkrenta Kaunas. Ir ta prasme, tu matai tikrai ne lietuvišką vardą pavardę, bet ten, žinai, tarkim, something from maybe India or somewhere else. Mumbai. Žinai, jo, something dark. Na ir toks, ir toks, žinai, kur tu žiūri ir galvoji, blemba, ta prasme, tu perskaitai ir tada tokia pirma mintis, nes jeigu jau buvo žmonių, kurie net neturi roboto ir ten rašė, arba kitas, kuris ieškojo darbo ir irgi buvo nelietuvis ir taip, žinai, nu ir žiūri, dabar galvoju, blemba, įdomu, ar jis turi tą vejos robotą, ar jisai boltą turi, žinai, ar ten tą Toyota Prius, žinai.
Nu nieko, bet, žinai, turiu paskambinu. Tylu, žinai. Sakau, alio, tylu. Hello. Blet, galvoju, fucked up. Sakau, atsiprašau, lietuviškai kalbate? Taip, kalbu lietuviškai. Sakau, matau, kad užsiregistravo ten mūsų puslapį, žinai, ten dėl roboto aptarnavimo ir ten taip toliau. Sakau, norėjau paklausti, ar jūs turite robotą? Ir jis toksai, excuse me, English? Gerai, blema, sakau, okei, sakau, do you have lawn mower, ten lawn robot, tas. Taip. Ir aš tas, gerai, blema, jau viskas, jau to prasme, jau gliušą, sakau. Tai kalbam lietuviškai ir angliškai. Lithuanian or English? Sakau, okay, I will send you an email. That's it. Nu galvoju, nes esmė tokia, aš net nežinau, kokiais blin kalba, tai galvoju, tiesiog nusiųsiu aš jam anglišką e-mailą ir ta prasme yra fucking Google Translate'as, tai tu ta prasme tiesiog įsimesi į Google ir ten įsimesi ten, nežinau, what kind of language is yours, žinai, ir tiesiog. Ir matys, kas ten, bet, nu, sakau, ten toks jausmas, kad neįs ten to roboto, žinai, turi irgi turbūt kažką prichimičino, kai paklausiau, kas jam beliko atsakyti, kaip, jo, turiu, žinai. Nes tokie, nu, sakau, tiesiog tokie atrodo juokingi skambučiai, tai ir parašiau komentarą, kad žmogus nelabai nei taip šnekėjo, tiesiog nusinčiau e-mailą ir jeigu reikės kažką atsakyti, žinai. Nes, nu, tokie, suprantu, kad tu turi paskambinti, nes dar kiti galbūt absurdiškesni mūsų skambučiai yra dėl sniego valytuvų, kur mes turim sąrašą žmonių, kurie yra įsigiję sniego valytuvus. Ten, tarkim, praeitais, užpraeitais, ten 2 metais, 21 galbūt ir tiesiog, vat, yra, pavyzdžiui, sniego valytuvo arba motoblokas sušluota, žinai, įsigiję. Nu ir mes turim tiesiog paskambinti, pasiūlyti aptarnavimą. Jo, nu ir esmė tokia, supranti, kad prie viso šitos lentelės mums atsiuntė dar kaip ir kalbėjimo šabloną, nu, tipo pokalbio šabloną, žinai. Aš jį atsidariau, perskaičiau visą, nemeluoju, perskaičiau nuo pradžių iki galo ir galvoju, jeigu mes šnekėsim taip, kaip nurodyta šitame faile, greičiausiai per 1 minutę mus tikrai pasiūs toli, žinai. Nu, kur toks, nu, ir tada, žinai, sėdi ir galvoju, okei, reikia pradėti skambinti. Tu žinai, koks gali tai laukti nemalonus pokalbis, nu, bet vis tiek reikia paskambinti, skambinam, žinai. Tai įsigudrinom visų pirma paklausti, nu, aišku, ar vis dar turite ten, tarkim, ten tą sniego valytuvą, nes matom, kad tada ir tada įsigijot. Tai, pavyzdžiui, tie, kurie būna įsigyti praeitais metais, tai buvo geriausias topinis klausimas. Ar spėjote panaudoti sniego valytuvą? Nes, nu, kaip ir žiemo, žinai, nelabai buvo, taip sako, tai nežinokit, dar sako, net neišpakavom, ta prasme, vat, dar dėžiai, žinai. Na, tai suprantama, kad aptarnavimo, žinai, nereikia. Ten dar pasakai kažką tais tokio, kaip ten, tarkim, kad kai padirbsite ten kažkiek laiko, va, ten reikės pasikeisti alyvą, tai ar padarysite patys, ar ten mes galim jau atlikti aptarnavimą. Ir tokie, žinai, kur būna, pasako, kad jo, mes žinom jūsų servisą ir reikalo esant kreipsimės. Tai buvo tokių, kurie nebeturėjo, buvo tokių, kurių buvo blogas numeris, buvo tokių, kurie nekėlė, buvo tokių, kurie šiaip numetė ragelį. Buvo vienas, kuris pasakė daugiau man neskambinti. Paskui ir dar buvo tokių, žinai, su kuriais tikrai buvo galima prikolinai pašnekėti, nes jie tave pažįsta. Tai yra pakankamai seni klientai, žinai, kurie ten pažįsta. Tai visai prikolinai, žinai, ir tas pokalbis gavosi, taip smagiai, žinai, pašnekėm. Ir sakau, tokie yra, kur, tarkim, patys atlieka aptarnavimą, arba, pavyzdžiui, nespėjom panaudoti, bet kai reikės atlikti aptarnavimą, pas jūs kreipsimės. Nu, tokie, žinai, sakau, buvo toks gan įdomus pokalbis, bet jaučiu tik dėl to, kad, nu, blema, mes vis dėlto nešnekėjom pagal tą šabloną, nes jaučiu tiesiog paskambinus žmogui, tu turi pajausti, kurią pusę turi kalbėti. Matai, žmogus jaučia, ar natūraliai šnekėt, pagal šabloną jaučia tą, žinai, tai tas pajautimas žmogaus yra labai svarbus. Šiaip, labai svarbu, aš kai pradėjimuose dirbau, labai svarbu netiesiai prie reikalo eit, o biškį apie įprastas temas pašnekėt, oras koksai, žinai, tokios, nu, žinai, negilės temas, bet šiaip, kad netiesiai prie reikalo. Čia realiai, nu, šiaip kaip su mergina, žinai, biškį forplėjaus turi būti, žinai, ne mygtukas, žinai, neįsijungs. Nes, žinai,
Va tas toksai, kaip dar tiesiai prie aplinkui sakai apie orą pašnekėt, tai sniego valytuvom pats žinok apie orą pašnekėt iš tikrųjų. Tai dar man, Kaip žiema? Ar gera investicija? Gal gera investicija kokiem kitiem metam. Tai man dar žinai, kas visai ties vakar ir šiandien diena dar kas labai tiko, tai kad kai kuriuose iš tikrųjų Lietuvos regionuose tai jau buvo pasnigę ir taip, matėsi, kad normaliai, žinai, ir taip, žinai, sakai, ten, vat kaip sekas dar nenaudojat, bet sakau, pasižiūrėjus tai, kad kai kuriuose jau Lietuvos regionuose buvo sniego, gal atkeliaus ir iki mūsų, tai vis dėlto pavyks išbandyti jums ten tą buvo sniego, žinai, tai taip irgi žmogus, žinai, ten nusiekia, dažnai kažką pasako, ta prasme, visą laimę, kad nebuvo realiai nebuvo nei vieno piktybiško, kuris ten, žinai, netgi tas žmogus, kuris pasakė, kad sorry, jūs praeitais metais man skambin, bet aš neturiu sniego valytuvo, sako, gal tiesiog sumaišėt numerį. Tai jau raudonai pažymėjau eilutę, kad blema, nebeskambinam tam gal žmogui, žinai, nes tiesiog numeris, jeigu yra sumaišytas, tai viskas tada jau. Jo, ir labai svarbu tos užrašus darytis, internal, žinai, užrašus, kur apie informaciją apie klientą, žinai, ar ten neigiamą, arba teigiamą, kad, žinai, žinotum, kaip toliau vykti, tai sekančiam kartui, žinai, kažkas. Tai tą vestis, tą užrašus labai būtina Exceliuką turėti. Jo, ir aš sakau, žinok, nežinau, ar čia tiesiog sutapo taip, kad labai gerą mėnulio fazę užstaikiau, ar savaitės dieną, ar tiesiog laiką, kada paskambinau, bet tikrai visi žmonės buvo, sakau, tokie maladėt, žinai, taip, nejaučiau jokio tokio blogo, žinai, kur vos ne, kam čia man skambinat ir taip toliau. Tokie buvo visai nusiteikę pašnekėti, nes, gal ir sakau, dėl to, kad buvo labiau paskambinus pajautimas, negu kažkoks, žinai, šabloniškas klausinėjimas ir ten dar bandymas kažko, žinai, įsiūlyt, kur tu tiesiog taip gražiai pasakai ir tas žmogus, žinai, sako, jo, ten reikės kreipsius. O kitas iš vis pasakė, kad traktorių atveši į remontą. Bet tai žiūrėk, gerai tau sekasi, o pardavimą galėtum dirbti. Moki jau su žmonėm apsieiti. Bet žiūriu, pasimis, kai mano daug nėra dar, bet jeigu tu ne vien tik lauki klientų, bet tu dirbi kitus, kai nėra klientų šių reikalus. Jo, tikrai yra tokių dalykų, nes, kaip pagalvosi, vis tiek, ar tai kokias dalis susakai, ar ten kvietam kažką užsakai, ar ten paskambina, ar ten ateina, arba net jeigu ir nieks neateina, tai yra tokių, kur tu ten dar susižiūri, ką tu dar gali, gal kažką praleidai ten, žinai, kažkokius senus remontus, arba tie skambučiai, žinai, tokie, tai yra kas veikti. Ir dar negana to, tai dar kaip ir pulo turnyrą organizavau, kad įvyktų rytoj jisai. Tai irgi buvo viena įdomesnių veiklų. Smagu tokie susitikimai, žinai, team buildingai. Aš tai turėtų būti visai smagiai. Savaitgalį buvau draugus aplankyti mieste. Ir jie ten turi židinį, žinai. Ir gyvena ten 4 aukšte ir perka malkas ten brangiai mieste, žinai, iš parduotuvės. Kelintam aukšte? 4. Okay. Ir malkas perka iš parduotuvės ten brangiai. Tai su kokia braščia, turiu vietoj, čia yra tų parduotuvių, žinai, kur pardavinėja, pažįstos ant tos. Seniau prekiaudavau, taigi malkom siūsdavau čia į Norvegiją fūras. Tai čia mano buvę klientai, tai sakau, paderinsiu aš tų malkų jums, žinai, tai šiandien, čia darbo gale prisikrovau darbinę mašiną pilną 11 maišų malkų, kokiam litru ir tilpo viskas į mano mašiną, grįžau, susikroviau savo. Tai jeigu telpa 11 mašinų po kiam litru, tai aš toksai jaučiuosi senas žmogus. Prikrovau malkų pilną mašiną, jaučiuosi, gera mašina, daug malkų telpa. Tell me you're old without telling me. Jo, tik senis pasijaučiu, gera mašina, jau praktiška. Good car. Šitas geras. Tai varysiu pakraut malką šiandien rytoj. Bet man dažnai iškilo klausimas, kai tu sakai 4 aukštas ir malkos. Ir taip, jie, ta prasme, židinį turi, lygų kardio. Šildosi? Pas juos yra šildoma, net kaip Lietuvoje yra centriniai, žinai, šildymai, tai ten nėra tokių, bent jau pas juos nėra tokio. Tai ten yra palei sienas tokie elektriniai šildytuvai, kurie nepasakyčiau, kad ten žiauriai pašildo. Kiek jie sakė, tai nelabai ten ir pašildo normaliai. Tai yra toksai ne židinys, bet toksai pečiukas. Mažiukas pečiukas.
Tokia buržuika beveik. Ta pati norėjau sakyti buržuika. Buržuika jo tokia, bet tokia didesnė buržuika. Tokia, kaip čia, didesnė už mikrobangę, šiek tiek. Jo. Okay. Jo, tokia, šiek tiek didesnė, per spindę didesnė už mikrobangę. Ir tai visai, aš ten buvau, sekmadienį, tai visai taip jaukiai šilta, žinai, viskas smagu, tai va, tai... Bet taip varysiu į Rusiją aš jam, iški malku. Papigiam tai. Normaliai. Ai, tai rytoj vešiu, ne? Šiaip pakrovai, bet vešiu rytoj. Šiaip gerai atrodė tas snapas, žinai, draugam biškai pakrovau malku. Jo. Tai dėl to įmečiau tą į storiuką. Bet tas draugas paklausė, žinai, kiek mokėjai, žinai, kad man pagrąžintų pinigus, tai aš ieškojau valiutos, kuri yra pati pigiausia, kad kuo daugiau desnis būtų kiekis. Tai sakau, tu man skolingas 1,5 milijono 509 530 Indijos rupijų. 1,5 lemo Indijos rupijų. Wow. Čia gaunasi 8 eurų gal. Normaliai. Tai kročiu, už pas mano mašinai už 1,5 lemo Indijos rupijų yra malkų. Gerai, tai 1,5 lemo. Tikiuosi, nepavoks tų malkų per naktį. Tikėkis. Bet ten pas jūs aplink vagių nėra. Bet, žinai, aš galvojau, kai tavęs paklausiu dėl to, žinai, kaip ten, bute gaunasi, kad šildosi. Bet, toks, žinai, durnas gal klausimas, nes kaip pagalvojus realiai, tai Joris mama, kai Antakalny gyveno, tai tam bute, ten irgi stovi pečiukas. Ten, ta prasme, link ten irgi. Jo, šiaip juokingai skamba mums, kai mes nepratę tokių dalykų matyti butuose Lietuvoje, bet fun fact, kad kai kurie būna net atsijungia nuo centrinių tų šildymų brangių, nes jie bereikia kainuoja, pasidaro savo kažkokį pečiuką ir šildosi savarankiškai, su malkom ar su kažko. Nes tiesiog, pripažinkime, kad tas centrinis šildymas nėra pats efektingiausias Lietuvoje. Daug vietų dar. Daug kur ir... priklauso nuo vietos. Priklauso nuo situacijos. Pas mane šiaip normaliai pakaitina, nieko nesakau. Biškai ką tik pistelėjau į radiatorių. Žodžiu, pavyzdžiui, normaliai, šiaip jo labai ten ir normaliai, žinai, būna užšildo. Bet tarkim, sakau, mes ten, kai nuvažiuodavom, žinai, būtuko karočią, irgi 2 kambarių butas ir supranti, tas pečiukas, bet tas pečiukas vos ne kaip židinys, atrodo židinys pečiukas, nes jis su tokiu langiuku stikliniu, žinai, viskas ten matosi, ugnelė. Ir ten, žinotum, kai būdavo, kai užsikaitindavo, tai ten toks jausmas, kad, žinok, netoli 30 bute. Tada galvoju, kad visai, žiūrėk, neblogai ir šildo, ir pasišildai tiek, kiek nori. Tai, žinai, kai kur yra labai gera situacija, kai kur prasta, kai vidutinė, žinai, čia priklauso labai nuo... Bet čia buvo pirmas atvejis, kai aš susidūriau su to, kad bute yra pečius, o ne centrinis šildymas. Tai buvau nustebus. Jo. Bet buvau šiltai nustebinta. Šiltai nustebinta. Aš irgi pirmą kartą išgirdau šitą bairį, pas kažką buvo čia Lietuvoje, tai taip, wow. O čia tai kažkaip norma, žinai, čia manęs tie nestebina kažkaip, nes čia kitokia tvarka biški. Kažkaip jau, tai čia Norvegijos bairiai, bet visai neblogi. Jo. Ir šiaip man ten visai patinka ir tie butai, ir tie namai atrodytų kažkaip, nežinau, man jau tai dėl to, kad kitaip, labai jaukus. Jauku dėl to, kad kitaip, žinai, tai dėl to, kad tvarkingai, visi panašų, žinai, tas stilistika panaši visų, žinai, tie mediniai, padažyti kitaip, žinai, tokie kaip žaisliniai. Ir rytoj, pas mane 2 misijos yra, aš važiuoju malkų pakrauti draugam ir main misija, tai su draugu susitiksiu tokiam vienam fainam spote, kur yra kiaurus metus, lauko baseinas šildomas, yra pirtis viduj, ir tokiam fjorde, žinai, tokiam fjorde, taip atsiveria visas miestas iš tos vietos. Ir aš ten kažkada vasarą eidamas šiaip pabimbinėti radau tą vietą, bet ten neėjau, tik pasižiūrėjau, kad žiauriai fainai išfiksavau, kur yra. Ir džime susitikau, susivaibinau su tokiu biču. Ir, su juo dabar mytą darysim, nes jis varys į Lietuvą, aš jam biškai papasakosiu, ką nuveik Vilniui. Tai varysim meetingą turėti baseinės. Ten dirba, tai man jaučiu uždyka ten paderins tą visą reikalą. Fainai. Tai bus fainas mytas labai.
Tai bus žiūrėk, kontento ryt. Bus kontento ryt. Jo, dar kaip tik norėjau sakyti, blemba, gero kontento ir to įvarysi, kur, žinai, tipo lauko baseinę randiesi, žinai, kai ten, nežinau, plus keli laipsniai. -2 dabar. Ai, jau -2. Sniego yra. Tai tuo labiau, tai toksai, žinai, Aš jau šiandien sniegą kasiausi nuo mašinos. kur tu, žinai, baseinę savo sėdėsi ir išpūsi tą tokį garą, žinai, nes laukia minusas. Jo, aš jau šiandien vakare po viso podcast'o reikalų papostinsiu, dėsiu savo halatą į tašę, ruošios rytoj. Nice. Tai tu realiai rytoj turi malkų misiją ir baseino misiją. Jo, rytoj džimos skipas yra, nes noriu tą baseiną labai senais planavau nuvaryti, kaip tikis rytoj gali. Ja, jeigu, nes neturėsi laiko tiek, kad ten dar džimą nuvaryti. Ne, tai čia neįmanoma. Bet gerai, aš pradėjau šitą savaitę sekmadienį, tai kaip tik esu vieną dieną ahead savo schedule sporto, tai labai kaip tik galiu skipą rytoj dėti ir bus skipą ir penktadienį galėsiu daryti nugarą kaip visada. Maladėts. Tai papai vakar buvo, papai vakar. Papai yra ir buvo pietukai. Bet tam, O kada buvo kojos? sekmadienį. Čia bandai prigauti mane, ar aš darau kojas? Jo. Tai po toks, žinai, taip tokia intensyvė klausimai, tokia, kada buvo, ką darai? Ne, nes aš tai manau, kad intensyviausiai tai pas tave papai dirba, tai dėl to, žinai. Labiau krūtinimu, jo, dirba jo. Šiaip prikolas yra, kai papai juda. Nu, Nes čia neužtenka raumenų turėti, reikia biškį dar riebalo turėti, kad jie judėtų, nes kai tik raumenį turi, tai labai mažas judėjimas yra. O pas mane, kai riebaliuko amplitudė per maža. Jo, tiesiog mažai, nėra kam judėti tiesiog. Lenta esi. Raumenų lenta. Karočią, Angaliako paskutinis klausimas ir užbaigsim šitą temą, šitą epizodą. Koks yra didžiausias pagal žmonių skaičių miestas pasaulyje? Kaip manai? Pagal žmonių skaičių? Neguglinant. Bet miestas, ne? Neguglinant. Jo, miestas. Šiaip pagalvočiau, kad kažkur Indijoje, bet tikrai nežinau, kaip vadinasi. I think that there is a city in India, maybe. I don't know, because there is a very big population. Not very big country, but it's a really big population. Į tą pusę, bet neteisingai. Bet ne Indijoje, ne? Ne Indijoje. Didžiausias pagal... Irgi ne, bet ten daug didelių miestų yra. Ten daug didelių miestų yra. Nu, dar viena šūvis. Indija, Kinija, galvoju, kad čia dar kokia... Galvoju, šiaip plaukas ten šalimais dar koks... Kas turi daug žmonių ir mažai teritorijos? Daug žmonių ir mažai teritorijos. Pačiu dabar ant geografijos mane prigavai. Bet šiaip taikau į tą kontinentą, ne? Jo, toj pusėj. Galvoju, kas čia galėtų būti iš tų šalių. Kad maža, ne? Nu, sąlyginai maža. Sąlyginai maža. Šiaip net nežinau, gal dar būčiau šovusi kokią Mongoliją, bet irgi labai abejoju. Didžiausias miestas pagal žmonių skaičių yra Tokijo. Tokijo? Wow, geras. Tai į Japan reikėjo. Bre, čia būtų buvęs mano sekantis spėjimas. 4. Jo, būčiau Japan, nes tipo, kad maža, žinai, nu, sąlyginai maža šalis, tai taip. Nes tiesiog, žinai, atsidariau žemėlapį ir tiesiog pasižiūrėjau, kad Mongolija, nu, tokia, breba, irgi tokia pakankamai didoka, žinai. Ir tada, taip, žinai, žiūriu į Japoniją, į Mongoliją, taip gal pirmiau spėsiu Mongoliją. Ir tu sakai, lembiškai, bet rimtai Tokijoje, ne, daugiausiai žmonių gyvena. Geras. Jo. Nu šiaip jeigu atsivertum, aš tau atsiųsiu nuotrauką, kaip atrodo Japan, Tokijas, tai nu tikrai įspūdingai atrodo. Tai va, tokia edukacinė tema norėjau pabaigti, čia gal mūsų ausim gal skamba ne taip, bet užbaigti epizodą, taip geriau pasakysiu. Taip. Edukacija yra gerai. Edukacija yra good. Tai va, šiandien daug buvo edukacijos
jau labai įvairias temas pačiupinom. Tai norėjau kaip ir padėkoti tau, kad skiriai laiko, nes žinau, kad šiandien esi pavargus. Jaučiu, kad, žinai, kai būna kartais tokia užsihaipinus būni ir būni neužsihaipinus. Tai šiandien tokia neužsihaipinus. Bet su tam kalbant kažkaip visai, žinok, įsivažiuoju. Ane? Jo, tai pramušė biškį gal. Tai gerai, žinai. Normalus, žinai, mes turim savo gyvenimus, žinai, ir šiaip aš atsimenu, jeigu eidavau džimą, tada darom šitą įrašą, tai irgi toksai būna pavargęs, susidaužęs, o aš dabar pamačiau, kad geriausia yra, žinai, kai tu pasirinki tą visą ramų vakarą, ramiai, dar prieš visą įrašą 3 valandą, kiek ar 2 kažką pasiruošti, žinai, tai epizodui tam ir ramiai savo pradėti. Tai šiandien esu perfect. Viskas perfect pas mane. Galiu įkelti dabar. Super, duper, puper, vadinasi. Nu, tai va. Šiaip, gerai. Žinai, dar įdomumo dėliai pasijungiau tokią, nes, žiūri, tikrai įspūdingai atrodo, žinai, miestas, ten tie daugiaaukščiai, žinai, ir taip toliau. Ir šiaip įdomiai, žinai, rašo, kad kaip ir Wikipedijai, kad gyventojų yra ten 14 milijonų, žinai. Bet šiaip, jeigu į patį straipsnį nueini, tai jau rašo, kad Tokijo regione gyvena 38 milijonai gyventojų. Tai vat. Jo, tai manau, kad čia gal skaičiai, žinai, bendrai paėmus visko. Gal. Tai kažkur dar aplinkui, ne tik patį Tokiją, žinai. Tai kaip ir Berlyną, man atrodo, skaičiuoja, žinai, kaip miestas, kaip ir kokį Vilnių skaičiuoja, centras yra, žinai, ir Vilniaus rajonas gal. O taip, nežinau. Greičiausiai. Palauk, reikia pažiūrėti, kiek gyventojų yra centre. Kaip tik ir mano mergaitė namo grįžo. Bent jau matau, kad įvažiavo į kiemą. Ai. O kodėl su raudonai važinėjai, ar su Audi važinėja? Ne, dabar jos raudona mašina yra pas vieną žmogelį, kuris turi padaryti buferį ir kapotą. Perdažyti ten, žinai. Padaryti, kad būtų lygiai, nes jinai pasikeitė groteles, kad būtų be Volkswageno ženkliuko. O Volkswageno ženkliukui yra išpjova buferyje ir išpjova kapotė. Toks pusmėnulio, žinai. Ten, kadangi įsidėjo groteles, kad būtų be ženkliuko, nes jai nepatinka, kai su ženkliuku yra. Tai kai įdedi tokias groteles, tai matosi buferio tas pusmėnulis ir kapotė. Tai nuvarė pas profą, kuris padarys, kad būtų lygu. Tai visi piniginiai bairiai, ir pačiu ir va jau grūtelis, ir dar kapotas, ir tai bus perdažymas. Žiauriai geras. Karočią, mergos, mes su tuo golfu varysim Semku pagliaudėti į aikštelę. Nieko aš nežinau. Būtinai. Aš su GTD 7 golfu nesu niekur bachūrinės. Sėsim, mergos. Varysim. Visas karočią varysim, bus žiauriai fainiai. Visos merginos varysim, susitvarkom plaukus, pasiemam Semku ir važiuosim prie jachtklubo ar kažkur į kažkokią aikštelę, kur galima. Prie Mario aikštelę varysim ir biškį pakelsim koją, žinai, taip dešinę prie padangos atsistosim, be buferio atsirėmę ir Semkas valgysim. Tai labai kaunietiškai pasijausim. Ir palaidais plaukais būsim, pasileisim plaukus. Ir pasileisim plaukus, žiauriai per langą plaukai tik plesdens. Užsidėsim mini šortus. Užsidėsim tos mini šortus, kur visą vos jau užpaklys, o beveik matosi. Jo, ir kur kišenė, žinai, matosi tos šortų kalą. Jo. Tai apie Tokiją pažiūrėjau, jo, 14 centre, o visas tas rajonas greit Tokijo arija 37-38 lemai. Wow. Tai Tokijo metropolinė zona. Taip vadinasi, ta visa Tokijo apygarda. Tai, wow. Tokijos yra Dream Country. Dream City aplankyti, manau, daugam. Su labai labai daug žmonių.
Šiaip Jo. nemėgsti žmonių, tai tada geriau ten ir nevykti. Nu, aš manau, kad mes esam iš Lietuvos kilę, tai mums daug kur nuvažiavę jau yra daug žmonių, žinai, ir užtenka į Varšavą nuvažiuoti. Tai toli nereikia, žinai. Priklauso nuo ko tu įpratęs, žinai, kokius skaičius matyti. Nu, šiaip kalbant apie Varšavą, tai va gal reikės ateinančiais metais keliauti į Varšavą, nes pagalvojau, kodėlgi nenuvarius dar kartą į Natalie Jean koncertą ir šį kartą jinai bus biškį arčiau, bus ir Varšuvai. Kada bus? Balandžio kažkelintą, dabar nesimenu, bet tiktais balandžio mėnesį. Ir variantas, kaip ir naujas turas, aišku, yra ir iš tų ir naujesnių, žinai, dainų. Aišku, gal biškai kitokios negu senos, šiek tiek gal stiliukas skiriasi, gal tos senesnės geresnės, nu, bet reikia tikėtis, kad ir tų pagrotų, bet, nu, sakau, bet kokia atveju, žinai, fun, nu, tipo, visai nieko kelionė. O, tai mergus galim pasidarinti kartu tripą gal, ir aš prisijungčiau. Galima. Aš kaip ir per jumis tapau fanas jos. Va, matai. Tai galim pasidaryti tripą. Girls tripas! Girls trip! Girls just wanna have fun! Ja. Me, Jordan, Pafka. Jo. Tai gerai pasidarinsim. Birželį, ne? Balandį. Balandį. Balandį, man atrodo. Balandžio mėnesį. Tai gerai, tik vis tiek ir tiesą pasidarinsim. Tai va, tai... Žodžiu. Jo. Tai jo. Žodžiu. Baigiam šitų reikalų. Jau užtenka. 18 epizodui. Tai ačiū visiems, kas klausėt mūsų išvedžiojimų. Sveiki tie, kas prisijungėt dabar. Ir gero, nežinau, vakaro, ryto, pietų. Nežinau, kada klausot, bet tos vietos, kur dabar esat, geros jums. Gerai skambėjo. Nu. Va, radau. Balandžio 22 dieną. Varšava, Pola. Nice. Balandžio man reikės surašyti. Club Proxima. Nu. Gerai, Krista, tada. Super. Iki kito trečiadienio tada. Same place, same time. Iki kito trečiadienio. Iki kas. Iki.